Aš buvau nuoširdžiai įsitikinus, kad aš nesurasiu niekada vyro. Žudykis buvai. Nurengsiu tave čia ir dabar. Aš noriu gerą sekso, tikrai. Tai kas iš pradžių yra psichodietologija? Padedu žmonėm lėknėt, aš pati sugalvojau, daug neišgooglinsiu. Tu galvoji, žmonės žino, ko jie patys nori? Yra kažkas, ko tu nematai. Tai ką daryti? Geros mergaitės nieko blogo nedaro. Jinai viską padarė, ko iš jos tikėjosi, bet nieko nepadarė, ko jinai norėjo. Teko dirbti normalų darbą. Aš darau emocinę vaizdinių terapiją. Tai sektą darot. Braškių sektą. Jeigu tai jau darai, tai darai gerai. Emocijos negyvena kažkur, tai žinai, ore, jos gyvena kūne. Tu irgi psicho pasivadinus. Aš normali. Tai reikia girti vieni kitus. Man su tavim gerai. Tai kaip dabar įvertintum pati savo mentalinę sveikatą? Aš ne šventa, aš gyva. Parašykit, prašau, komentaruose, kodėl niekas manęs nenori. Pasaulio krepšinio čempionatas rugpjūčio 25 rugsėjo 10 dienomis Filipinuose. BetSafe – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Papildai sportui numeris 1. Užsuk į mūsų internetinę parduotuvę humanperformance.lt ir išsirink savo tinkamus. Labas, Ivet. Labas. Ačiū, kad atvarei. Ačiū, kad sutikai. Nu jo. Aš tikrai pažiūrėjau tavo profilį, tai matau psichodietologija, bet anksčiau fitnessas buvo. Ne? Tai kas iš pradžių yra psichodietologija? Aš žiūrėjau, aš gal net neguglinsiu, bet paklausti. Tai gali neguglinti, aš pati sugalvojau, tai čia, žinai, daug neišguglinsiu. Aha, tai kas čia yra? Nes aš girdėjau apie psichoterapeutus, aš girdėjau apie psichologus, visokius psichonautus. Man reikėjo jo surasti tokį pavadinimą, kad galėčiau įtalpinti į jį tai, ką aš veikiu. Tai, ką aš darau ir tai, kas yra svarbu, žinai, reikėjo vieno žodžio, kuris tai apibūdins. Tai sugalvoji pati psichodietologiją pavadinti? Taip. Tai o ką tu veiki? Padedu žmonėm lėknėt įvairiais būdais. Aš mačiau, kad ten kažkoks emocinis valgymas, kažkas tokio, tai čia irgi pats sugalvoji, ar? Ne, emocinį dėja ne aš sugalvojau. Aha. Jau jis išrastas iki manęs. Bet emocinis valgymas būtent. Jo, jis išrastas iki manęs. O kas tai yra? Mes turim daugybę mechanizmų, kaip pabėgti nuo savo emocijų, kaip pabėgti nuo savo skausmo, kaip pabėgti nuo savo, nežinau, netgi silpnų kažkokių akimirkų, ne, ir valgymas yra viena iš tų pabėgimo strategijų. Tai pavyzdžiui, ta prasme, pavyzdžiui, aš nežinau, aš dabar galvoju, kad aš jaučiuosi gerai ar jaučiuosi blogai, aš negalvoju kažkaip apie maistą, ar visgi galvoju, bet to nepastebiu. Šiaip iš tikrųjų... Papasakok, kokių būna iš tiesų problemų, kad kaip emocijos ir valgymas gali būti problematiška. Problematiška yra tada, kai aš nenoriu žiūrėti savo jausmus, aš nenoriu jų pastebėti, aš nenoriu jų reikšti ir tam, kad aš pabėgčiau nuo jų, aš valgau. Bet aš galiu ir kitką daryti. Narkotikai, rūkymas, alkoholis, serialų žiūrėjimas be galo, be krašto. Viskas tai yra pabėgimas. Dažnai, kai klausiu klientų, labai yra, žinai, taip žmonės galvoja, kas tai yra emocinis valgymas, kad aš kaifuoju nuo valgymo ir tai yra vienintelis būdas man pasitenkinti ir taip toliau. Tokių schemų irgi yra. Pas moteris ypatingai. Aš nieko savo neleidžiu, nėra kitų malonumų, geros mergaitės nieko blogo nedaro, tai man lieka tik valgyti. Tai irgi yra liūdna istorija. Tai čia dėl to manai, kad storėja, bet nes valgyti reikia visiems, bent porą kartų į dieną. Yra problema, kad reikia valgyti visiems, bet reikia patenkinti kūno poreikius. O kaip suprasti, tu sakai, reikia žiūrėti savo jausmus, aš žiūriu į tave, žiūriu dar kur nors, bet žiūriu juos, bet nematau aš savo jausmų. Jausmus gali jaust. Aha. Jaust kūno, gali, nežinau, kokią nors temą užklausą paduoti, nurengsiu tave čia ir dabar, jeigu tu pasiruošęs. Tai... Reikia kažkokią. Ne, tai aš nežinau, aš dabar žiūrinėjau, aš pas tave skaičiau, kad parašyta mano misija padėti moterims leisti savo mėgautis gyvenimu ir savimi. Taip. Tai, ta prasme, kokias problemas tu aplamai matai su moterimi ir kodėl būtent tu nusprendei jas spręsti? Aš nusprendžiau spręsti jas todėl, kad, taip susiklosti, kad aš nuo pat pradžios dirbu su moterim. Visi mano darbai kažkaip yra susiję ir mano pirmasis darbas buvo Gariūnuose pardavinėti apatinį trikotažą. Man buvo 16 ir tada mačiau daugybę moterų su daugybę kompleksų, su visokiausių ten įsitikinimu apie savo kūną, grožį ir taip toliau. O kokie būna įsitikinimai, kad aš per storą, aš per ploną? Visokie.
Aš nepakankamai gera, aš nepakankamai verta. Čia, kai Arba- rengiasi, komentuoja. Nu, Mhm. ne visi tiesiogiai tai sako. O matos, tipo, iš veido turiuomenį? Iš veido, iš elgesio, iš visko, iš pokalbio. Nu, žiūrėk, dėl ko aš labiausiai noriu savo darbą daryti. Tu tikrai tokių moterų pažįsti. Tai yra moteris, kurios yra 3, 5, 40 metų, turi šeimą, viską yra padariusios. Išsilavinimą turi, darbą turi, vyrą turi, vaikus turi. Pinigų Ir turi? viskas. Valgyti turi? Jo, valgyti turi, pinigų turi, Tai ko laimės mielai? neturi. O kodėl? Nes tau neleidžia, jinai viską padarė, ko iš jos tikėjosi. Bet nieko nepadarė, ko jinai norėjo. Ir jeigu Gal aš esu vaikų, tokia... o jeigu jinai norėjo vaikų, o jeigu Tai norėjo vaikai to vyro. netrukdo, viskas tvarkoj, tai jeigu pas jūs geri santykiai, karštas seksas, puikus bendravimas, tai dažniausiai čia ir nėra problemų, taigi ne visi turi tokių valgymų. Bet yra daugybė moterų, kurios tiesiog egzistuoja. Ir savo skausmą malšina picom, ledais, 2 porcijom. Ir tai yra skausmingas Bet žinai, va, tu davai palyginimus jo, narkotikai, ten žinai, azartiniai žaidimai ir panašiai. Valgymas neatrodo tokia baisi problema, kai jeigu tu ten, sakykime, tu ten jautiesi labai blogai ar labai gerai. Žiūrėk, jeigu tu galvoji dienos metu tik apie maistą, jeigu visos tavo mintis sukasi apie maistą, jis geras, jis blogas, aš pakankamai suvalgiau, nepakankamai, čia aš jau gerai darau ar ne, jeigu maistas arba tavo išvaizda tampa tokia, žinai, nu pavyzdžiui, aš negaliu dabar ateiti į podcastą, nes aš truputį priaugus. Ir viskas. Negaliu dabar eiti dirbti su klientais, nes aš dar nepakankamai ten gerai atrodau. Ir kai mes vertinam savo gyvenimą, visus pasiekimus per prizmę, tik tai išvaizdos, kilogramų, matai, tada yra problema. O sakai, moteris taip žiūri dažnai? Taip, labai dažnai. Tai o ką tu siūlai jom? Išsilaisvinti. Kaip? Dirbti iškart keliom kryptim. Su emocijom, su mąstymu, įsitikinimais. Daug kas ateina, pavyzdžiui, iš šeimos kažkokie, žinai, arba klaidingos mintis apie maistą, kad jis yra kažkoks blogas ar geras. Ir, aišku, fiziologiniai dalykai niekur nedingsta. Tai yra žiūrėti maistą, žinot, ką valgai. Nu, nes aš mačiau, kad pas jūs darot kvėpavimo pratimus, Taip. tai čia kažkaip atrodo nesusiję. Susiję, savireguliacija. Žinai? Nu, aš girdėjęs tokį žodį, bet ką tai iš tiesų reiškia? Jeigu tu turi įvairiausių įrankių, kurie gali tau padėti nusiraminti, pakeisti nuotaiką, priimti kitaip sprendimus, tai jau yra gerai. Žmonės, kurie turi emocinį valgymą, jie turi vienintelį įrankį – valgymą. Arba alkoholį, arba rūkymą, arba serialus. Nu, ta prasme, sistema yra ta pati. Dažnai, žinai, vat pradėjau, nepabaigiau tau, kai klausinėjau žmonių, tipo, o tai ką tu jauti, kai užpuola emocinis valgymas? Mes tikimės, kad ten bus daug jausmų, nu, tipo, žinai, tą jaučiu, tą. Iš tikrųjų, sako, nieko nejaučiu. Kaip migla, žinai, kaip automatiškai, ir tai yra, nu, esmė viso to. Iki to aš jaučiau kažkokį tai jausmą, nuo kurio norėjau pabėgti, ir tada aš valgau, kad tiesiog atsijungt. Tai gal tas valgymas padeda ar ne? Atsijungt padeda. Nuo negalvojimo? Taip. Nuo nejautimo, negalvojimo ir po to yra pasiekmes. Kaltė, gėda. Vyrai irgi turi panašias problemas? Turi, bet mažiau galbūt. Turiu omeny su emocijom, kai Su nesusitvarko. emocijom, taip. Gal ne į valgymą labiau kreipia, Taip. į kitus Kitką dalykus. daro, taip. Žiauresnius. Nu, kaip čia mes Nu, vertinsim? daugiau, kurie pagal kenkiamumą. Nu, žiūrėk, kiek žmonių yra su viršsvariu. Ar tu galvoji, kad tai nekenkia? Nu, tai kenkia, bet kokiu atveju. Nu jo, aš buvau Amerikoje ne kartą, tai ten iš tikrųjų mačiau tokių žmogų, kad kokį nesu matęs niekur. Bet Lietuvoje irgi Yra? pas mus čia buvo panelė prieš metus atėjus, kuri numetė 100 kg per porą metų. 100. Ir nuo 108. Nu, tai jinai tikrai yra dabar laisvesnė visom prasmėm. Jinai daugiau gali, daugiau savo leidžia ir kitaip gyvena. Laimingesnė atrodo. Tai sakai, numesti svorio, galim padaryti panelės laimingesnės? Nebūtinai. Nu, o Nebūtinai. tai kas tada? Vat, jeigu jinai sako, okei, Išlaisvinti galvą nuo šitų visų minčių, kad svoris arba lieknas kūnas padarys tave laimingą. Aš turiu tokį įsitikinimą, kad sveika moteris, emociškai, psichologiškai, jinai niekada nebus ypatingai stora. Jinai nebus fit modeliu, nes tam reikia padaryti tam tikrus, žinai, pratimus ir taip toliau. Bet jinai bus tiesiog normalaus, sveiko kūno sudėjimo, jinai laisvai eis ten, nežinau, į pliažą, į pasimatymą ir taip toliau.
Tai mažiau valgyti tiesiog reikia. Ar ne? Gali, patark, taip, klientams. Pamatysi, kas atlieks atgal. Tai yra nepadeda? Ne. Tai, Tokie patarimai iš tikrųjų netgi trukdytų. Kad valgyk mažiau? Ja, tai trukdytų, tai įžeistų, jeigu va čia sėdėtų žmogus, kuris N metų bando tai padaryti ir tai tiesiog skamba kaip... Žinai, kai taip tu stresuoji, aš sakiau, tai nestresuok. Aš suprantu jo. Tai, o tai kas tas stresas tavo nuomonė yra? Jis geras, negeras, yra blogas? Ir geras, ir blogas. Aš kažkaip mokusi, žinai, nevertinti visko pagal etiketės, nelipdytų geras, blogas ir taip toliau. Šiaip stresas gali būti geras, kuris tave motyvuoja, kuris priverčia tave judėti, bet gali būti ir blogas. Pats blogiausias yra tikriausiai tas, kurio tu nematai, jis yra ilgas, toksai nedidelis, žinai, kaip darbe, kurio nemėgsti 10 metų. Nu, tai... Kad susideda, tipo? Taip. Tai gal pakeis darbą reikia tiesiog žmonėm ar kažką pakeisti kažkokius įpročius? Didelius. Pakeis, turiuomenį žmoną, vyrą, pakeis darbą, pakeis šalį. Tokie dalykai, kaip manai, veikia, neveikia? Ką žinau, kartais tai pabėgimas. Nu, nėra situacijų, žinai, kur galima receptą pasakyti visiems tą patį. Turėtų žmogus išjausti, kuris yra gal, nežinau. Aš manau, kad daug kas klausys ir sakys, aš su emocijom nesusitvarkau. Taip. Tai ką, tada gali tiesiog tau paskambinti, parašyti. Ir leisiu jausti. Jo, ir tu įjungsi į emocijas. Arba išjungs. Išjungs? Ne, neišjungsiu, leisiu jausti. Šiaip turiu tam tikras technikas, su kuriam dirbu. Viena iš jų yra emocinė vaizdinių terapija. Tai vat, kaip pavadinimas jau kalba yra apie emocijas, apie kūną. Šiaip nėra blogų emocijų, jeigu ką. Visos emocijos yra geros. Tiesiog mes tai žinom apie emocijas, kad ten pyktis ar pavydas yra blogas iš konteksto, kuriame augame. Tai irgi yra labai įdomi patirtis mūsų viso. Tu pavyzdžiui savo, tu leidi savo pykt. Esu buvęs piktas. Gerai. Reiškia leidžiu. O rodai pykti. Kaip naudoji pykti? Ką tau reiškia, pavyzdžiui, jeigu tu jauti pykti, ką tu su to po to darai? Geras klausimas, niekad netkreipiu dėmesio, bet retai, kada aš piktas, žinok. Retai, kada aš piktas. Aš nemanau, kad pas mane yra kažkokių problemų, bet kada aš emocijas turiu, tai 100%. Nu tai vat gal dėl to ir nėra problemų, nes tu jas pripažįsti, emocijas. Galbūt. O žmonės, kaip supras, nepripažįsta, tai ką, jie galvoja, kad jie, kai šypsos ar jie liūdi, tai čia tipo tas pats? Ar jie kažkaip kitaip vadina tai? Nes kas yra emocijos, ne? Tai čia tipo arba aš jaučiuosi gerai, arba jaučiuosi blogai ir po to iš ten ir... Ne? Na, jeigu tu savo emocijas vadini tik gerai blogai, tai jau ne visai save supranti. Nu, josgi skirtingos yra. Tu kažką jauti visada kūnu. Emocijos negyvena kažkur, tai žinai, ore, jos gyvena kūne. Tai ir šiaip žmonės, kurie, žinai, turi problemų su lieknėjimu, valgymu ir taip toliau, tai jie visada turi problemų su savo kūnų prieimimu. Nu, tipo, tas kūnas yra kažkas blogo, maišas riebalų ir kaulų, kurį reikia tampyti su savim. O iš tikrųjų yra taip, kad kūnas visada padeda, tai ryšys su pasauliu yra tik tai per kūną. Tai vat, jeigu man jie kyla emocija, jinai kyla mano kūne, reiškia, jinai jau yra gera. Tiesiog jinai man kažką praneša, nu kaip tokia, žinai, žinutė ateina. Notification. Jo, vat, lygiai taip pat. Kad kažkas vyksta. Taip, ir jeigu aš suprantu, kokia tai emocija, kur aš ją jaučiu ir apie ką tai galėtų būti, tai aš galiu tą energiją, nes, nu, jeigu tu esi pykęs, sakai, kad buvai tikrai ne kartą įpykęs. Daug energijos, tai aišku. Nu, ir kur tu ją naudoji? Ne, nu, į sportą. Taip. Galima nukreipti. Galima nukreipti. Blogai jauti, žinai, galima, galima greičiausiai. Galima ir narkotikų pasiimti jo už pildyti, pykti. Nu, tada tu tipo slopini, žinai. Nu, tipo. Jo. Bet iš tikrųjų, nu, jeigu mes apie pyktį jau kalbam, tai pyktis yra žinutė ateina, jeigu tu pyksti, žinai, nuo susierzinimo iki įtūžio, kad kažkokie tavo poreikiai yra nepatenkinti. Arba, kad kažkas lipa į tavo teritoriją, peržengia tavo ribas. Jeigu aš viens pats namie pykstu, gali būti taip? Gali būti, bet atsimeni kažką. Jo, vat atsimeni, bet vis tiek pyktis visada yra nukreiptas į išorę. O dauguma žmonių, ypatingai moterų, geros paklusnios mergaitės,
ką galvoja, nu tikriausiai aš čia kalta, kažką aš ne taip ir pyktį nukreipia į save. Taip atsiranda daugybė psichosomatinių ligų, kai sako, žinai, priežasties nėra, bet, nu, va, tas stresas, žmonės vadina stresas. Bet taip, pavyzdžiui, yra tas pats pyktis. Nu ir daug kas moko, kaip gydyti, kaip kontroliuoti stresą. Ane? Nu, pas mane, pavyzdžiui, buvo tam psichiatrė, Justė, visa kita, šnekėjo apie... Nu, ką jūs ten šnekėjo? Nu, tipo, ką psichologai, psichoterapeutai padeda su nerimu ir depresija, ne? Bet ar padeda ar ne, aš nesuprantu. Ką tu galvoji? Nes tu irgi psicho pasivadinus. Psichai. Visi mes tokie. Aš manau, kad padeda. Pati vaikščiai? Taip, visada. Vis dar? Ir tikrai eisiu ir toliau, nes jeigu aš galiu sumokėti nedidelę sumą, kad man per valandą mano visos problemos emocinės būtų išspręstos, kodėl aš turėčiau kankintis viena su tom emocijom. Nu jo, bet tai pagalvoju, jeigu aš ateinu pas tai gydytis emocijų, aš norėčiau, kad tu būtum, gydytis, čia irgi tas žodis. Jo, toks žodis. Nu, bet sakykime, jeigu aš ateinu pas tave išspręsti savo emocijų problemų ir tu pati sprendi emocijos problemą su kitais, tai čia gerą aš galiu gauti iš tavęs patarimą ar nelabai? Nu, žiūrėk, visų pirma, aš esu su tavim atvira, aš nieko neslėpiu ir aš parodau tau tuo pačiu, kad aš esu žmogus, kuris jaučia, aš nesu nei dievas, nei kažkas tokio robotas, pavyzdžiui, arba pranašesnė už tave, kad aš neturiu problemų. Reiškia, aš suprantu tave. Visi žmonės, kurie eina į tokias profesijas, yra išgyvenę daug asmeninių dalykų. Jie neeitų kitaip. Ir jeigu aš tai jau ištvėrus esu kažkokius dalykus, tai aš turiu jėgų į tave žiūrėti, į tavo skausmą. Aš jau žinau, kad aš suprantu, gyvenimas egzistuoja po to. Tai gal papasakok, kas yra atsitikę pas tą gyvenimą, kokį nors emocinį skaudų įvykį ir kaip tu iš tikrųjų iš jo išsikapstėjai. Nu, ką tu nori žinot, kad aš skustis pradėčiau? Nu tai, viena, gal populiariausias. Skyrybos gali būti, ne? Ček. Jo, bet kai kam skyrybos gali būti, žinai, labai stresinis momentas. Man buvo emocinis. labai stresinis momentas. Tai kaip tu su to dylinai po skyrybų? Buvo visko. Tai buvo iš tikrųjų labai seniai, todėl tada dar nebuvau, žinai, temai, jeigu taip galima pasakyti. Tai buvo skaudu, buvo sunku. Man ne tik įvyko skyrybos, žinai, su tuo vyru, kurį myliu, bet įvyko iliuzijų visų griuvimas, kaip mano gyvenimas atrodys. Nu taip, ateitis, ne? Jo, ateities planai. Plus mano šeima labai nepalaikė to sprendimo, tai aš tiesiog likau viena su savo jausmais. Tai čia skamba nelabai gerai. Nelabai. Tai galėjai savo prisidaryti ko nors negero? Negalėjau. Turiu vaiką, todėl mano motivacija gyventi ir gyventi gerai yra labai stipri. Dėl vaiko? Dėl vaiko, dėl gerovės mūsų. Mūsų, ne? O jeigu nebūtų buvę vaiko? Būtų buvę sunkiau? Žinai, iš vienos pusės taip galbūt, iš kitos gal ir lengviau, nes būtų mažiau ko dalytis, dėl ko nerimauti. Aš labai pergyvenu dėl to, kad sugadinau vaikų gyvenimą, nesugebėjau sukurti šeimos, kad jis augtų, žinai, pilnoje šeimoje ir taip toliau. Tai čia sunku. Jo, aš su mama single užaugęs, tai aš kažką šnekėjau, tai irgi biškį pergyveno, kaip aš vien pas tave berniuks, ne? Taip. Nu, tipo, reik tėvo, visą kitą. Bet ne tik tai šitą, žinai, kai vyksta skyrybos ir emocijų yra visokiausių ir tu prie vaiko ir verki kartais, ir rėki. Ar, pavyzdžiui, labai man yra gėda ir skaudu, kad aš pagauta tų emocijų blogai kalbėjau apie tėtį jo. Dabar aš taip galvoju, žinai, nu tu vat augi tarp ir galvoju apie savo tėtį negerai. Nu, irgi nėra gerai. Jo, mamos moka porą sakinių pasakyti, kad tu negalvotum apie tėvą niekad. Taip. Bet tai tėvai dažnai būna irgi lopai. Dažnai, nu. Bet žinai, aš turiu tokį įsitikinimą dabar, kad, pavyzdžiui, tavo tėtis, jame yra dalis to, žinai, tėčio, nu, kuris paliubomą tau davė gyvenimą ir tai, nu, tas šventas, nežinau. Spermatozoidą tikrai dar. Nu, bet ir mamai. Kažką dar. Nu, ta prasme, kažkokia tokia, žinai. Jo.
o yra jame tiesiog žmogus. Tai va tas žmogus pridarė įvairiausių klaidų, turėjo baimių, pridarė ten mamai, tau ir taip toliau problemų, bet tai yra jo žmogiškos, aš nežinau, ten pamokas, karma, klaidos ir taip toliau. Bet visame tame yra tikrai kažkas tokio, švento, aš nežinau, tyro, ta tėviška meilė, kuri tiesiog egzistuoja be jokių išlygų. Pradėjai nuo sporto. Mačiau dar video YouTube'ai padarai, kur ten rodai kaip šikna už kačelį. Šitą irgi moku. Jo, 20 000 sulaukė tas video peržiūrų. Aš galvoju, žinai, prieš 4 metus buvo, aš galvoju, kodėl nepratęsiai. Matai, turėjau savo tų tarakonų, kurie man neleido reikštis. Pas mane nėra problemos ten kažką žinoti, išmokti ir taip toliau, bet va taip eiti į YouTube, čia filmuotis, turėjau tokių savo tarakonų, žinai. Dar nepakankamai gera, dar ten, kam to reikia, tiek to visko yra, žinai, tie dalykai. Kaip pas tave visas tas trenerės, farmacininkės ir dabar terapeutės, kaip šitai pas tave viskas susiklostė? Man atrodo logiškai. Man visada buvo įdomu apie žmogų, kaip jis ten galvoja, kas ten yra, kas vyksta ten viduj, kad jis elgiasi va tokiu būdu. Ir apie jo sveikatą. Lygiai taip pas, kas vyksta ten viduj, kad yra taip ir taip. Ir dėl to man biologija, visokiausi tokie mokslai, psichologija, ta pati buvo nuo mokyklos laikų įdomi. Įstojau farmaciją, kuri yra labai plati specialybė, daug ką gali daryti. Darbas pats yra labai, tu gali ir vaistiniai, ir pardavinėti, ir įstatymus tvarkyti. Tai va. Ir kol mokiausi, prasidėjo mano tas... Žinai, gavau insightą, kaip čia reikia sportuoti, kad pagaliau sulieknėti. Studijų laikais iš tikrųjų būtent dėl to... Tai tu stora plona buvai ar kaip? Buvau nepatenkinta savim. Nebuvau tarsi svėriau realiai kiek ir dabar. Bet dabar aš patenkinta, tada ne. Vat ir viskas. Dėl to sakau, aš suprantu, iki vaiko čia nepatenkinta. Jo. Dar iki vaiko? Nes dažnai moteris sako, va, pagimdysiu, po gimdymo atrodysiu ten taip ir anaip. Aš žinok, bijojau pliažą eit, pavyzdžiui. Po? Prieš. Kai su paaugliais, ten draugai 16-17, nepirkdavau savo rūbų. O jeigu nepirkdavau, labai. Turiu netgi vitiligo, tai yra tokia odos liga, kuomet organizmas nustoja gaminti pigmentą. Tai grubiai tariant, nori išnykti. Nebeįdegi? Taip. Tai sunku įdegti? Visai neįdegu. Tose vietose, kur esu be pigmento, tokiam dėmėm, tai jeigu būsiu saulėj, tai nudegsiu raudonai. Jo aplinkui matys tada. Ja. Aš jos kažkada matys pas merginą jaučiu. Ir tai yra visiška psichosomatika. Oda kalba apie tai, kad aš noriu, kad tu nuo manęs atsitrauktum. Aš norėčiau kontakto, bet man yra labai pavojingas kontaktas su tavim, tu gali mane įžeisti, todėl aš visaip rodau, kad... A ne? Čia iš ten kyla, iš apsisaugojimo? Taip. Kad tu iš streso gynybinio? Truputį netoks yra mechanizmas, bet maždaug tai yra trauma, noriu kontakto, bijau kontakto. Aš labai geidžiu, nes aš labai jo negavau. Kontakto fizinio? Bet kokio su žmogum. To tokio, žinai, šilto atviro. Svoris, tarp kitko, irgi kartais tampa apsauginiu mechanizmu. Labai daug yra klienčių, kurios patyrė kažką panašaus arba išžaginimą arba priekabiavimą ir tada svoris arba neištikimybė vyro. Tarkim, tikrai yra daug tokių moterų, kurios gyvena santuokoje ilgus metus ir sako, čia buvo seniai, aš atleidau, viskas tvarkoja, mes jau čia geresni pas mus santykiai yra, bet jinai ypatingai po to pradėjo storėti. Ir jinai maždaug viduj, žinai, to neatleido, jinai bijo, kad vyras pasielgs taip pat, jeigu jinai visiškai pasikliaus ir čia bus laiminga. Ir dėl to jai reikalingas svoris, kad pasakyt maždaug, aš norėčiau būti su tavim, aš lieku su tavim, bet man yra per skaudu visą tai, kas įvyko ir aš būsiu stora, tokia, žinai, turėsiu apsaugą aplink save ir tu prie manęs, prie to mano vidinio, pažeidžiamo, aš neprisiliesiu. Labai dažnai dar yra viena iš istorijų, tai yra tėvai alkoholikai. Tada svoris tampa kaip tokia našta, svetima atsakomybė, žinai, kai vaikas turi tapti suaugusiu, dar kai yra vaiku. Aha, ir kas iš to būna? Ir kaip kompensacija vienas iš tokių mechanizmų būna viršsvoris. Ateina tada tokie žmonės, jie labai savęs gailisi iš vienos pusės, iš kitos rodo, kad viskas fan, viskas gerai. Aš toks stiprus,
Tai ir vėl yra kažkokie sąlygos, žinai, nėra laisvės. Tai ir vėl darai kažkaip iš tų Tai programų. kas tada ta laisvė? Kai darai, ką širdis geidžia, ką žinau, taip tikriausiai. O tau? Geras klausimas. Bet kai turiu opcijų daryti, ką noriu. Galva taip. Nes mano širdis geidžia daug ko nuo seniai, bet anksčiau opcijų neturėjau. Nu ir dabar turiu biškį Ką daugiau. reiškia opcijas turėti? Nu pasirinkimą, bet kur. Pasirinkimą, ką valgyti, pasirinkimą, kur gyventi, O pasirinkimą, kas ką tau galvoti. riboja pasirinkimą? Pinigai, pavyzdžiui. O jeigu ne tik pinigai? E, Nu, reiškia, tu nori tik tai materialių dalykų. O jeigu dar kažkas? Nu, ne, bet žiūrėk, pasirinkimas irgi ką galvoti. Nes kai, pavyzdžiui, dirbi pastoji, sakykime, restorane, tai kaip pavyzdys, jeigu dirbi visą dieną restorane, visą savaitę, visus metus, tai tu greičiausiai galvosi apie restoraną, apie patiekalus, apie tą sritį, kurioje dirbi. Ir jeigu tu nori gerai dirbti, tu galvosi dar daugiau, nes dirbsi daugiau ir panašiai. Tai tada automatiškai tu neturi tos laisvės galvoti apie tą, ką tu nori. Nu, man tai panašu į bagą kažkokį galvoju. Aha. Ką panašu? Nu, kažkokį klaidingą įsitikinimą, žinai. Nežinau, man taip asmeniškai buvo, kai aš pastoji dirbdavau, kad aš tiesiog neturėjau laiko pagalvoti apie kažką kitą, nes tik pagalvoju apie kažką kitą, bum, klientas. Tai tu, ir mes šnekam apie laisvę, tai aš galiu ir išsiplės, bet šiaip jo, laisvę judėti, šnekant apie tą, ką tu darei prieš tai, sportuot pradėjai, lengviau laisvę judėti. Laisvę nusimt maikę. Taip. Čia irgi didelė laisvė, anksčiau aš kūdas buvau labai, ir dabar, bet anksčiau nesijaučiau laisvai nusimdamas maikę. Jo, tai laisvė yra daug, man atrodo, dėl to reikia iš pradžių žinot, kokios yra. Tu galvoji, žmonės žino, ko jie pats nori? Aš manau, kad mes dažnai norim tai, kas mums yra kažkaip įskiepita kitų, o dar dažniau moteris iš vis, kažkaip vyram yra paprasčiau su to noru. Noriu tą, noriu aną, o moteris dažnai tiesiog nori kitiems, nori vaikams, nori namams, nori, kad vyrai pasisektų. Vyrai dažnai irgi galvoja, kad tik šeimai dirba. Aš daug žmonių sutikau, kurie emigrantai. Matai, aš daugiausiai su moterim dirbu, tai man neturiu ko pagrįsti. Bet turėjai vyrą ir jie turi irgi vyrų. Tai ne, aš manau, kad vyrai irgi daug galvoja ir vyrai tiesiog nelabai garsiai, man atrodo, šneka apie savo ambicijas ir svajonės ir panašiai. Apie emocijas irgi. Tai čia būtent, taigi men don't cry, žinai, visas tas reikalas. Bet kai reikia verti, tai reikia verti. Taip, pritariu. Bet aišku, kartais, man atrodo, moteris kartais verkia per dažnai, man atrodo, irgi gali būti tasai, žinai. Kad dėl visko verkia. Tai ar mes verkiam, kai pas tave miršta močiutė, ar mes verkiam, kai, žinai... Žiūrėk, verkimas yra vienas iš būdų ten paleistas emocijas, bet iš esmės... Apsiginti aš irgi galvoju. Nes kai maži vaikai apsiverkia, dažnai jie gaudavo tą dėmesį, arba kad atstotų, arba dar, Ką žinau? Nežinau, aš taip irgi kažkada... Aš manau, kad vaikai, jeigu rodo emociją, tai jinai yra tyra, reiškia, kažkas yra negerai. Reikia tiesiog išsiaiškinti, kas ten yra negerai. Ta prasme. Su sveikata, kažkas nepatinka, bijo kažko, taip. Tarsi vaikas specialiai tau nerodo ožiuko. Bet kadangi mums negalima nuo vaikystės rodyti blogų emocijų, nes vaikas irgi mato, mama džiaugiasi manim. Tau sako, koks tu fainas berniukas. Bet irgi vaikas gali suprasti, kai sako, koks tu fainas berniukas, kai tu ne fainas esi. Jis gali suprasti, kai mama biškį meluoja. Žiūrėk, pavyzdžiui, tu kaip vaikas, kažką padarai, ne tai, kad blogo, tiesiog tau kažkas nepatinka. Nežinau, parduotuviai nori saldainio, tu jo negauni. Ir pradedi verkti. Kodėl? Nes tavo poreikis yra nepatenkintas. Yra tai buvo. Ir viskas. Ar tai yra blogai? Tragedija. Tau tragedija. Taip, nes nėra opcijų. Ir tu galvoji, mama negali nupirkti, kodėl? Ar dėl to, kad jinai nenori, kad aš sustorėčiau, kai šiaip kaulų vyniodinis? Ar dėl to, kad nėra pinigų, ar reikia taupyti? Bet čia jau tu suaugęs galvoji. Jeigu vaikas mažas 3 metų, jis taip negalvoja. 3 ne, bet jis tiesiog jaučia. 7-8 tu galvoji. Bet tada jau, žinai, yra. Bet jeigu tau 3 metai, tu nori, tau neduoda, tu verki, nes tau nedavė. Tu taip rodai, kad, koks negeras pasaulis yra. Padarykit ką nors. Tu nemoki kitaip padaryti. Tau 3 metai. Ir tu matai mamos reakciją. Jinai nepatenkinta, kažkas rėkia, kažkas muša, kažkas tiesiog rodo nepatenkinimą, kažkas ignoruoja.
dar baisiau. Nu, ta prasme, tavo jausmai man Ignoruot dzin. gerai veikia, ne žmonės? Veikia, bet tai yra baisu. Nu, ta prasme, man dzin. Verk, neverk, man dzin. Tu niekas, va, tuščias. Ir tada būna kitokios situacijos. Pavyzdžiui, dar šalta mama, kuri jokių emocijų nerodo. Ir tada vaikas labai pradeda stengtis. 10 gavo. O, biški šypsena. Dar kažką padarė, biški šypsena. Ir aš išmokstu, kad vat, verkt negerai, pykti negerai, šito negalima rodyti. O galima tik tai būt, nu, patenkint mamą. Nu, kažkokiu būdu jai džiaugsmą atnešti. Ir ko mama šaltesnė, to vaikas labiau stengiasi. Ir pasiekoje mes turim geras mergaitės ir gerus berniukus, kurie viską jie pasiruošia padaryti, kad gautų va tą bravo. Ir tada tada tu tikrai negyveni savo gyvenimą, nes tu gyveni vien dėl to, kad gaut patvirtinimą, aplodismentų, nežinau, Nu ir kas medalį. būna tada, kai tas vaikas išeina į gyvenimą ir nebegauna to... Jis gauna toliau pas bosą, laikų va gauna, žinai, žmona patenkinta, mama ir toliau patenkinta. Mhm. Nu, ta prasme yra. Tai iš ten ir problemos būna, kai tu negauni dėmesio. Ką Nemanai? žinau, dėmesio nu, čia ne dėmesio klausimas. Ne? Nes vaikai, man atrodo, labai nori dėmesio. Nu, tą, ką Mhm. mes šnekėjom, kad čia dėmesio norėjimas. Čia ne dėmesio, jis nori saldainio. Aha. Supranti, o tu neduodi. Ir jis nesupranta, kodėl. Ir Kai jis tada jau- verkia, kad dėmesio. Taip, o jis Ne? pyksta, verkia, ne dėl dėmesio, jis tau rodo, alio. Nu, ta prasme, daryk ką nors, man blogai. Tugi mano tėtis, pavyzdžiui, ne? Tugi tas stiprus, kuris man va dievas. Ir tada tavo darbas yra tokia akimirka, va, jeigu vaikas realiai verktų, parodyti jam, aš matau, kad tau skaudu. Aš matau, kad tu labai nori šito saldainio, kad tau skausmas yra, aš matau, bet aš nieko negaliu padėti dabar. Mes dabar jo nepirksim. Nu ir Jeigu tada nori- vaikas galvos, kodėl. Ir, Jo, ir jeigu vieną nori dieną paverkt- supras, kad dėl kažko, ar tai pinigai, ar mama tiesiog nenori, kad aš valgyčiau cukraus, Taip, taip. ar dar kokį ten, Taip, žinai. nu, gali paaiškinti. Galbūt. Ir irgi tada vaikas mokysis ir visų pirma, kad jo emocija yra ok. Tu nesakai jam, fu, kad tu čia verki kaip mažas berniukas. Tu sakai, ok, aš matau, Taip irgi galim pasakyti, ne? kad tu... Kad verkia, kai maža mergytė. Nu ir vėl mes turėsim tada stiprią moterį, kuri neprašo pagalbos, viską gali pati ir labai yra jaučiasi nelaiminga. O tame Kaip ir yra įdomiai, ne? laisvė, supranti, kad reikštis save čia ir dabar. Nu, tarsi, jeigu man blogai, kad aš galėčiau pasakyti, klausyk, man yra blogai. Ir lygiai tą patį, nu, aš bijau, pavyzdžiui. Vat aš einu pas psichologą, jis man padeda susitvarkyti, kai man yra sunku. Matai, kokia aš laisva. Aš galiu ir pas jį nueit, ir klientui pasakyti, ir tau prisipažinti. O vieną pat miškę sėdint gali nusiraminti. Galiu. Tai Galiu, gerai. Taip. Nu, ta prasme, tai ir yra laisvė, supranti, kai pakankamai myli save, kad leis savo būti tokiu, koks esi. Tu šnekėjai apie, Netobulu. tu šnekėjai apie meilę savo, bet tai čia toks irgi gali būti, daug kas galvoja, kad per daug myli save. Žiūri į kitus, sako, o, tas myli per daug save, tas myli per daug Nu, save. nepavydėk. Egoistas, Aha, egoistas, taip egoistas, toliau. jo. Tai čia irgi iš to pačio meilę savo tipo. Bet kas būna tada, pasakyk, kaip Nu. galvoji, kai nemyli savęs? Aš žinau, Būna lygos, būna Jaučiu, jo. nelaimingas gyvenimas, blogi įpročiai būna. blogi įpročiai būna. Kai negerbi, kai nemyli savęs, kai Mhm. tu Jo. blogi įpročiai atsiranda. Netgi jeigu grįžtam prie mano tos lieknėjimo temos, žinai, yra daugybė klientų, kurie sako, aš negaminsiu savo. Oi, aš nemėgstu čia šitą va daryti, nu toks Moterys. vargas, jo, tipo toks vargas. aš Nekeista? Bet tai yra irgi faktas nemeilė savo. Nu, tipo, grubiai tariant, aš šitai negaminsiu. Nu, tipo, žinai. Vat ateis svečiai. Šitai savo tipo. Jo, ateis svečiai, padarysiu ką nors skanaus. Nu, nes jie gal įvertins. Dėl O va svečių. šitai, jo, A. tai ne. Dėl jos stengtis, dėl jos pinigus leisti, kažkokį sveikesnį maistą nupirkti. Kas čia ir keista yra, jo, tai, žinai, prižiūri šunis gerai, prižiūri mašinas gerai, Vaikams viską perka. prižiūri vaikus, ne? Tai YouTube sustoji dėl to, kad turėjai kažkokių savų Mhm. niuansų. Mhm. Bet dabar darai terapijas, sesijas, viens ant vieno, Ir grupinės. YouTube darysiu. Jo, Pažadu. ane? Ką darysi? Žinai, išdrįsau. Dabar vat, pasamdžiau praktiškai žmonės, kurie nufilmuos sesijas visas. Man buvo labai nedrasu, žinai, vat, tą daryti. Ir dabar išdrįsau vat, nuo pradžios iki galo, kad būtų. Kiek jūs tam būna? Įvairiai. Nu, ta prasme, nuo žmonių nepriklauso ten kokybė. Mes galim vat, dabar pat ir dviese padaryti, o galim, kai ir daug žmonių. Tai ta prasme, visiškai. Kvėpavimo.
Ne, kvėpavimo veda mano kolega, jis tiesiog kaip papildoma, žinai, padeda. Aš darau emocinę vaizdinių terapiją. Čia šneki? Per kalbą? Nu, grubiai tariant. Tai šono panašu į meditaciją, bet, nu, realiai darbą atlieki tu. Nu, tarsi ne tai, kad aš su tavim kažką darau. Mūsų toks, žinai, darbas 50/50. Aš turiu įrankį, metodą, o visą kitą turi tu. Jausmus, emocijos, kūną. Netgi žinok, vat, jeigu aš tavęs dabar paklausčiau, nežinau, apie kokį nors stiprų jausmą. Turi kokį nors stiprių jausmų? Ką žinau, laimingas esi dabar? Dabar? Nu, Gerai. labai laimingas. O blogą kokį nors? Blogą jausmą? Mhm. Nu, dabar aš kažkaip Nu, pavyzdžiui, kažkas tave įžeidęs yra, kokį komentarą blogą parašo, ar dar kažką. Žeidžia tave? Nu, ne. Vapšė? Nežeidžia kol kas dar. Nu, gal dar per mažai blogų komentarų, bet kad žeisti, tai turi būti greičiausiai taip, kad tu turi tikėti į tą komentarą. Tai čia tas turi sueiti. Pataikė, taip. Jo, bet jeigu aš jaučiu, kad pas mane kyla tas įžeidimo jausmas, kuris yra, jeigu tu perstai blogą komentarą, kažkas bus kitokio, bet aš dažniausiai arba, jeigu tas komentaras biški žeidžia, jis dažniausiai būna biški tikslus. Nu, apie kažką konkretaus. Jo, apie kažką, kas iš tiesų, pavyzdžiui, yra ir tada galvoju, okei, žinai. Bet anksčiau gal biški pavydesnis buvau žmonėm, kurie ten labiau pasiekia ar iš turtingesnių šeimų, bet visada išmokau pavydą pakeisti gal smalsumu, nu, tipo, vietoj to, kad pavydėt, kad tu ten turi daug pinigų, labiau iš smalsumo sužinot, kaip tu turi tų pinigų. Tai čia pavydas, kai sakau, geras jausmas yra, nors visi jo bijo. Taip. O žinai, ką dar gali padaryti pavydas? Nu, kaip tu dar galėjai pasielgti? Nu, heitų jo, aš galiu eiti, aš galiu nuvertinti, aš galiu šnekėti už akių, nesąmonę sakyti, kad jis iš tikrųjų ten apvogė kažką. Nu, iš esmės yra nuvertinimas. Nu, tipo, aš negaliu šito turėti, aš neįsivaizduoju, kad aš galėčiau tai turėti, reiškia, man reikia per sekundę tai nuvertinti. Jo. Grįžtam prie tavo jausmų. Tai, pavyzdžiui, žiūrėk, netgi žmonės šneka, jeigu, nu, prisiminsi tą jausmą, kai pavydė, tarkim, arba kai perskaitai tą komentarą, tu netgi sakai, man kyla jausmas. Ir jeigu aš tavęs paklausčiau, kur būtent kūne, tu jauti tą jausmą. Nes jausmai neskraido kažkur, tu kažkur kūne jauti. Galėtum grįžti, nežinau. Greičiausiai kažkur viršui. Kur? Nu, ranka gali parodyti. Nežinau, virš čia. Ir į ką tai yra panašu? Nežinau, ką panašu. Nu, jeigu man reikėtų nupiešti, aš sėdėčiau, dabar pieščiau. Tavo tą jausmą. Nu, kažkaip reikia perteikti be žodžių, kad visi suprastų, kad tai yra apie tai. Pirmas asociacija. Nežinau. Nežinai? O koks jau? Nu, ką tu nori, kad aš... Nu, jausmas, tu sakai, va čia kažkur. Į ką panašu? Kilimą. Į kas kyla? Koks gal kraujas? Kraujas. Nu, kaip tai atrodo vizualiai? Nu, vaizdinių terapija. Raustų. Nu, iš įniršių. Ar ten venas gali iššokti? Iššokti. Matai, mes apie emocijas, kai šnekam, mes tokiais žodžiais ir šnekam. Kažkas man iššokti. Arba, pavyzdžiui, jeigu tave įžeidžia, kaip peilių į širdį įsmeigia, žinai. Arba ten, kaip padatom kažką. Tai tai yra, nu, grubiai tariant, mes savo emocijas galim vaizdiniais kartais papasakoti. Galim. Jo, ir per tą mes dirbam. Bet bus netikslu. Tiksliau. Žinai, kodėl? Nes tas, ką mes dabar darom, sąmoningas pokalbis atsirado vėliau. O matymas ir jausmas anksčiau. Dėl to tu gali tiesiog pasakyti, nežinau, kažkokius simbolius. Žinai, kaip sapnai panašiai. Ir aš galėsiu suprast, apie ką tai yra. Nu, tarkim, jeigu tu jauti, labai dažnai žmonės jaučia kažką gerklėj. Užstrigo kažkas gerklėj. Ir tai dažniausiai yra tos emocijos, kurių tu neleidi prakalbėti. Ir tada žmonės daugiausiai tie patys, ir jeigu man žmogus sako, jaučiu kažkokį jausmą, kokį, kur tai yra, ir jis apibūdina gerklėj ir ten kažkas, aš jau įtariu, apie ką tai. Turiu hipotezę ir toliau užduodu klausimus, kažką ten su juo pagal schemą darau. Ir tai padedu ir švies suprast, kad tu toj situacijai tą jautėjai, žinai. Ir su to sudylinti. Nu, tai ir kas tada vyksta, tai nueina pas jūs, jūs su vaizdiniais padirba, tu grubiai tariant žmonėm tik padedi priminti, kad va, čia pyktis, va, tu čia taip jautėjais atsimeni. Jie padeda labai greitai išeiti į tą pirmą pradinę situaciją, kurioj tu, užsifiksavo tau toks veikimo modelis, pavyzdžiui. Kaip suprast? Kaip suprast? Nu, pavyzdžiui, ateina pas mane moteris, sako, padaryk man ką nors, aš pastoviai pykstu. Nu, kad aš nepykčiau, kad aš gera tapčiau. Nu, tai jau faktas. Nu, nes aš ant vaikų, ant ten visų, namie, karočią, bardakas.
Tai aišku, jeigu tu ant vaikų sproksti, reiškia ten, kur iš tikrųjų yra, tu neparodai, nejauti. Ir jinai įsitikinus, kad piktis yra jos blogas, kad tai man kažką padaryk. Pradedam dirbti emocinę vaizdinių terapiją, ten dabar neprisimenu, ką jinai būtent matė ir taip toliau, bet tas vaizdinys, sako, jaučiu tarsi, žinai, va irgi va čia kažkas, sako, į ką panašu į peilį, tarsi peilis, va yra. Nu tai yra agresija, kuri yra nukreipta į save. Tada klausimų pagalba tam tikrų išeinam į tą situaciją, kurioje tai va, pirmą kartą įvyko ir kaip tai tęsiasi. Ir jeigu žmogus, žinai, yra kas svarbu, kad ne aš tau pasakyčiau kažką, o tau kaip būtų tas insightas, tai vadinamas, kad tu iš šono, tai va taip buvo. Ir tada tu gali, žinai, kitaip žiūrėti. Nes dažniausiai, jeigu mes kalbėsim apie kažkokią problemą, ar tu gali man pasakoti apie ją, man, draugui, dar kažkam, ten, nežinau, santykiai ten, reiškia, tai yra sluoksnis, kurį tu matai. Ir visada, ir problema lieka, reiškia, yra kažkas, ko tu nematai. Dėl to ir aš einu pas savo terapeutę, nes aš savęs irgi nematau. Man reikia, kad kažkas pamatytų. Ar nemanai, kad tu turėtum tą visą reikalą gauti šeimoje? O, aš labai Iš norėčiau, vyro, kad tai būtų, bet nėra, ne visada taip yra. Tai ką dabar? Žiūrėk, aš įsiskyriau. Realiai. Tai pilna vyro, dar 4 milijardai. Nori atvirai pasakyti? Rinka. Dabar, sakau, nuoširdžiai. Aš kai išsiskyriau, čia buvo man prieš 7-8 metus. Dabar man 35. Tai aš buvau pakankamai jauna, bet aš dirbau su moterim. Nuo namų išeinu, va čia mano treniruotės. Ir su vaiku esu. Ir jeigu susitinku, tai su draugiam mes ten į klubus vakarėlius nevaikštom tiesiog. Aš buvau nuoširdžiai įsitikinus, kad aš nesurasiu niekada vyro jokio kito. Tarsi ne tai, kad vyro, aš į pasimatymą net nenueisiu. Žinai kodėl? Nes aš tik su moterim bendrauju, o dar aš išsiskyrus ir vaikas. Kas padėjo man taip galvoti? Šeima. Iš didelės meilės man, žinai. Tipo. Jie gero linkė. Kas ta šeima? Mama, tėtis turi? Mama labai stipriai, jai buvo šokas, bet tai jai buvo sunku susitvarkyti su tą situaciją. O aš čia skyrybos, bet esmė tame, kad man 20, ten kiek, 6, 7, 8, nežinau. Ir aš įsitikinus, kad aš esu tokia brokota. Gerą žodį reikia. Tai tu galvoji, kad tu brokota, ar kad vyrai brokoti? Aš brokota tokia, kad, ta prasme, su mano viskuo, ką aš turiu, skyrybom, vaikų, turiu per mažai pinigų, aš irgi taip galvoju, kad aš iš pradžių turiu uždirbti, tada sutiksiu gerą vyrą. Po to dabar galvoju, tai kokią aš sutiksiu Alfonsą, jeigu aš turiu gerą mašiną turėti, kad būtų geras vyras, come on. Bet vis tiek moteriam iš tos pusės lengviau yra gyventi. Tau nebūtinai, aš turiu omeny, kad nebūtinai tu turi pati pasiekti ten tų pinigų. Matai, aš buvau įsitikinus, kad aš turiu. Bet tu tikrai žinojai, kad tu gali susirasti vyrą su babkėm. Aš žinojau, kad ne. Aš žinau, kad bet variantas tai visad buvo. Man ne. Tugi jaučiu turėjai draugių, pažįstamų, kurios susirado jos turtingesnį. Taip žiūriu, galvoju, kaip čia jom pavyko. Jo. Aš nuoširdžiai tas sakau, aš galvoju, aš į pasimatymą net nueisiu. Kaip po skyrybų. Aš antiek buvau, supranti, atbukus, kad vakarėlėje kažkokiam su sena draugų kompanija mane pabučiavo draugas. Man buvo šokas, ta prasme, kodėl, kaip. Ką tu darai? Aš vadinu, užrudijus buvai, reiškia. Užrudijus buvai, po skyrybų rudijų. Tai žinau, bet tai čia... Tai tam tiek reikia... Ar tam reikia psichologo, ar tam reikia tiesiog biškį prašyti? Tai aš tada neėjau pas psichologą, aš ėjau dėl rimtesnių dalykų, tu nebijok. Bet ta prasme, esmė tame, kad apie įsitikinimus kalbėti. Aš galvojau, mano gyvenimas tada yra pasibaigęs. Tada labai greitai susikūriau naujus santykius, irgi su žmogum, kurį pažįstu visą gyvenimą, tipo, žinai. Ir tai buvo pati didžiausia mano klaida. Nes aš tos santykius sukūriau, nes norėjau, kad būtų gerai. Kad aš ir vėl grįžau į normalų gyvenimą. Ir neišėjo. Taip. Vėl neišėjo. Ten neišėjo dėl to, kad aš turiu vaiką ir esu įsiskyrus. Aš tipo tave taip myliu, bet sorry. Reikia ir vaiką prižiūrėti dar. Aš vaikų pilnai pasirūpinu. Turiu omeny bachurių, Ta prasme, čia mano šeima to nepriima ir taip toliau. Ir aš 4 metus stengiausi būti dar geresnė, žinai, kad, pamatys ir mano vaikas geras. Tai kitam vyrui ruošies. Ne. Aš kai vis atsakau, kad eks turi pavydėti, bet kad eks pavydėtų, tu aš turi... Aš turiu kitą šitą, žinai, kiekvienas sekantis geresnis už buvus. Bet aš čia dabar žinau. Žinai, tada aš buvau nuoširdžiai viskas. O kai su tuo antru išsiskyriau, viskas, gyvenimas baigėsi. Tai po pirmągi baigės?
Po pirmo aš tiesiog bijojau, kad, niekada, tada suradau vaikiną, galvojau, šitą reikia. Ir vėl Laikė. baigė. Nu tai Jo. čia normalu, O tada nu tai va, viskas. pakėlai, nusileidai, jeigu taip kaip žiūrėt. Aš buvau ant tiek suprantėjau po antro to sugniuždyta, kad, aš savo daviau tik vieną šansą. Arba dabar, arba niekad. Ir jau viskas, nes aš galvoju dabar, mano vaikui, jeigu dabar šitą dar kartą išgyventi, aš jau taip negaliu, viskas, va, palaidota, reikia dagyventi. Gali. Aš taip sakydavau, dagyventi reikia. Gauti pinigų maistui, ten, būčiai ir vaikui, kad užtektų. Vis apie savo ten svajonės, dar kažką, dagyvenk. Nu, aš suprantu. Ir man nebuvo 30. Aš suprantu tavo mąstymą, mane mama pagimdė 17, tai jinai pastojo visą gyvenimą galvoja apie išgyvenimą, apie pinigus, apie kad maisto būtų. Bet, jo. Ir supranti, tame labai lengva užstrigti ir po to lengva pykti ant viso pasaulio. Ir dėl to sakau, gal mano vidinis tas yra, noras tiesiog, kad moteris tame neužstrigtų, kad turėtų tą tokį žmogų, kuris pasakys, kad viskas gerai ir galima toliau gyventi. Dabar aš, pavyzdžiui, visai kitaip galvoju ir apie santykius, ir apie vyrą, apie save. Buvo tiesiog nusivylimas gyvenimu savimi ir sakau, jeigu tu turėjai svajonį, tarkim, YouTube'ą vest. Taip, tai dabar galvoju, kad reikia nustoti nesąmonėm užsiimti. Reikia eiti normalų darbą, kaip ir sakė. Reikia pamiršti svajonės, apie ką tu čia. Tu turi vaiką, tau 30, kokie čia sijonai ir kažkas. Pasirūpink, puodais ir vaiku, kokie YouTube'ai, kokios treniruotės. Ir taip toliau. Ir tu kažkurio momentu tiesiog, paimi ir patiki to. Ir supranti, man reikėjo to pamatyti, man psichologas padėjo pamatyti, kad tie žmonės, kurie mane myli labiausiai, kad jie ne visada yra teisūs tuo, ką man siūlo, linki ir kad aš neturiu jų klausytis. Taip. Ir man reikėjo pagalbos iš šalies, Supratau. Kad aš tą pamatyčiau. Tai tu dabar to principu, kadangi pati gavai tą pagalbą iš šalies, kitiem nori irgi pagalbą iš šalies suteikti. Aha, tai kaip tu tvarkai su kompleksais tada? Nes tu minėjai, kad pati turėjai pilną jų ir aš spėju, kad visos moteris turi pilną jų, bet tai ką daryti? Ar gerai, ar blogai, kažkaip per ženklas. Ir vyrai turi, bet... Aš manau pripažinti. Kad tu netobulas tiesiog. Kas aš toks, kad būčiau tobulas? Aš jeigu pradedu čia tipo bijoti, dar kažkas, gerai. Aš sakau, kas aš tokia, kad aš čia tobulai viską daryčiau. Viskas, aš laisva. Ir viskas. Aš idioto, aš savo iš kitos pusės sakau, kad jo, tai, kad kas aš čia toks iš tikro stupid idiot. O dar galima tiesiog gražiai apie save kalbėti. Aš tiesiog sakau, kas aš tokia, kad ten viską žinot, pavyzdžiui. Galiu ir klaidų padaryti, galiu ir nežinot, galiu ir negražiai atrodyti, kas aš tokia, kad visada tobula būt, tačiau nesveika. Maždaug taip. Ir yra tokie burtažodžiai. Tobulumo siekimas yra labai irgi didelė problema. Žinai, neseniai kažkaip man atėjo, kokį dažniausiai jausmą jaučia perfekcionistai? Geras klausimas. Kad kažko trūksta, nepakanka kažko. Nusivylimas. Žinai, kodėl? Kad kažko trūksta, gal kažkas neperfekt. Pavyzdžiui, tu viską padarai, jo, neperfekt. Tipo va šitaip, ne? Aš turiu pažįstamų, kurie pamatė va tokį. Taip. Matai čia, neperfekt tipo. Ir jie pamatė. Taip. Arba šitą. Aš turiu pažįstamų, kurie, žinai, drabužius kabina tokiais pats atstumais. Kaip pagal liniuotę. Bet tu šitą darai, jeigu tu labai labai pasistengiai, tu vis tiek nepakankamai padarai. Nusivylimas. Antra stadija yra dar kitokia. Aš noriu padaryti tobulai, kol aš nesu įsitikinus, aš tada nedarau, tada aš visą laiką atidedu, pavyzdžiui, YouTube'ą. Ir aš jo nepadariau ir dabar aš jaučiu irgi nusivylimą. Taip, susikaupė. Tas pats. Aha. Nes aš nepadariau, aš apie tai galvoju, pas mane yra daugybė planų, idėjų, bet aš nepadarau, nusivylimas. Jo, labai baisiai yra susigalvoti kažkokią idėją, nes jinai po to užstringa. Man su YouTube'u tai buvo, aš negalvojau būti YouTube'eris, nebuvo svajonė. Mano svajonė buvo, jeigu svajoju, tai būti sėkmingu. Man nelabai... Žinai, ką veikti, svarbu. Jo, tikra svajonė buvo krepšininku būti nuo vaikystės, bet kai to neįvyko, tai ta svajonė užgeso. Bet tą visą energiją, kurią tada turėjau, tai aš dabar iš šitą paleidęs, nes čia, sakykime, arčiausiai svajonės, bet negalvoju aš apie YouTube'ą, tik kažkada, kai pagalvojau, įstrigo
pašėrinau garsiai, visi tai plius minus nelabai juokės, tipo, nu, nes galvoju, gal ir... Jo, bet tuo metu man labiau, žinai, ką čia nusišnekė prieš 5 metus, prieš 7, prieš 10, viską atrodė nusišnekėjau kitų žmonių akim, bet dabar kažkaip, kai nusišneku, nieks nebesako. Matyt, kaip biški sėkmingų tampi, kai nusišnekė, visi kažkaip guo, jaučiu, žino, ką sako, žino, ką daro. Nors iš tikrųjų nei chuja. Nu, įdomiai, nežinau, gal pas tave yra kažkokia, žinai, galvoj citatą ar kažkokia mantra, kurią kartoji, kuri tau padeda. Nu, va, tu minėjai prieš tai vieną, aš biškai pamiršau, ką ten sakė. Kas aš tokia? Kas aš tokia, kad būtų tobula, žinai. Jo, tai čia va, gal kažką turi dar tokiam? Dar turiu telefonę užsirašęs tokį priminimą. Aš džiaugiuosi tais dalykais, kurie man atėjo lengvai. Aš vertinu ir džiaugiuosi tais dalykais, kurie man atėjo lengvai. Nes čia irgi būna dažnai, jeigu kažkas tiesiog, man paprasta. Tai jau, tipo, čia neverta, žinai, va, jeigu ten dirbi sunkiai, tada jo. Jo, tas irgi blogas supratimas, kad dirb sunkiau ir daugiau reiškia geriau. Jo. O dar vienas parašytas ant mano telefono yra, aš sukuriu galimybės. Daugiau negu man siūlo. Nu, taip ir atrodo, kad pas tai gyvenimas rutuliuosi, ne? Kad tu pati turi išsivartyti. O tai kada nors, tai vat farmacija, tai tau teko dirbti normalų darbą? Taip, teko. Nepatiko? Ne. Nepatiko tas pas, kad tu pasakoji, žinai. Įsivaizduok, tu turi labai gerą išsilavinimą, kurį sunkiai gavai. Tu prasme, magistras, ten mokslų bilinkai, tu pasiruošęs padėti žmonėm, ten, taip, žinai, sveikatingumo paslauga ir visa kita. Ja. Ir tu atsiduri vaistiniai. Ryte tu turi labai skubėt, nes vaistinė atsidaro 7, tu nespėjai ten su vaiku, jis mažas, tau reikia, kad greičiau, tas stresas pastovus, kamščiai, tu bėgi kaip pašėlės atidaryti vaistinę laiku ir tada 2 valandas nėra klientų. Tipo, blėt. What the fuck, žinai, norisi va taip priek. Tarsi mano laikas, aš tikrai, dėl to, va čia, va taip, va bėgau ir taip dariau. Tai pirmas dalykas, kuris man nepatiko. Antras, tai jeigu tu neturi ką veikti vaistiniai, nes, pavyzdžiui, nestovi eilės, tai kadangi aš farmacininkė, o kiti negali to daryti, tik tai vaistininkai, tai visas dėžutės paskaičiuot, datą pažiūrėti, gražiai sudėlioti. Ta prasme, su viskuo, ką aš moku, man tikrai reikia va to užsiimti. Ir trečias paskutinis tai buvo tai, kad aš galiu dabar labiau padėti žmonėm negu ten. Kokių narkotikų, kabutėse, ateina prašyti žmonės vaistinėse ir jų neduoda? Kokios situacijos būna? Tu turi omeny... Nežinau. Turi narkotikų. Galbūt vaistų, kurie... Tai čia yra jau rimti vaistai, kurie receptai yra saugomi ir iš esmės... Saugomi reiškia, kad... Mes juos turim 5 metus saugoti. Aš paimu tavo receptą, viską ten, žinai, pasirašau taip toliau. Yra tam tikri vaistai, kurie guli seife. Ir tipo, va taip yra išduodami ir labai jų griežta yra apskaita. Tai jeigu jie dings, tai čia jau blogai. Visokiausiai, va tie patys antidepresantai irgi yra tie vaistai, kurių tu negali į kairę į dešinę duoti. Tiesiog. Ką tu apie jos manai? Aš kaip vaistininkė dar studijų laikais priėmiau sprendimą tokių dalykų nevartoti. Kad ir kas mano gyvenimo atsitiktų, aš savo ir ieškosiu, surasiu kitais būdais padėti, bet yra situacijos, kuriuose reikia, žinai, čia žmonės labai durnai daro, kaip pavyzdys, ateina mama su krūvelė receptų, va tokie vaikai maži, žinai, ir sako, mums čia vaikai serga, išrašė čia antibiotikų, to, bet aš neduosiu. Žinai, madinga dabar neduot. Tai ir vėl tas tokia puikybė gali kainuoti vaikui gyvybę. Jeigu tu nepasitikį savo gydytoją, eik pakeis gydytoją. O nedaryk va tokių niuansų. Jeigu gydytojas, pavyzdžiui, padarė kraujo tyrimą ir jis mato, kad būtinai reikia duoti antibo, ta prasme, tai ką tu čia išsipisinėjai, žinai. O jeigu tavo gydytojas lievas, tai pasirūpink gydytojų geru, pakeisk dėl savo vaikų, o ne tipo, madinga dabar neduot, ten jis viską išrašo, tipo, žinai, aš internete paskaičiau, dėl to vaistai yra gerai, jie padėjo žmonijai, žinai, pandemijos visokiausias pragyventi, ne tik apie paskutinį ir taip toliau. Bet reikia juos vartoti sąmoningai ir, atsakingai. Šovai vakciną? Ne. Kaip tu išvengiai? Labai sunku buvo? Ne.
Viskas gerai. Aha. Tai kaip dabar įvertintum pati savo mentalinę sveikatą? Arba emocinę būklę? Gerai. Nuo skalės 1 iki 10. Dabar 10. 10? Man su tavim gerai. Aha. O jeigu namo, kai grįši? Manau, kad būsiu patenkinta. Nebent pradėsiu galvoti, kokią nesąmonę prikalbėjau, bet aš labiau, žinai, džiaugiuosi tiesiog momentu. Aš norėjau tokio laisvalaikio. Taip. Ir turiu turiningą gerą pokalbį. Ir mane dar filmuoja. Čia iš serijos. Tai Ne, faini, čia man irgi čia faini, bet pavyzdžiui, kai tos būna dar tų nefainų dienų. Aišku, būna, aš gyvas žmogus. Aš normali. Taip. Tu tikra. Tikra. Gyva. Ne hologramą. Dar Galim viena. paliest, ne hologramą. Dar vieną turiu frazę. Aš ne šventa, aš gyva. A ne? Tai va. O ko ne Šita šventa? frazė viską leidžia. Ko čia kokios Jo. šventuolės? Tai šita frazė viską leidžia. Ai, supratau. Matai? Nu, aš irgi kartais Gudrybė. pasimeldžiu rytais Jo. po nakčių. Rebefingas irgi žodis, kurį mačiau pas tave vartojama dažnai, tai čia kvėpavimas yra, ne pas mane buvo Rimgailė, lyg tai jinai pasakojo apie tą rebefingą. Nu, čia mano Bet čia ne kolega tavo, veda. jo. Ne, čia mano kolega veda. Šmitas? Ir šitas, ir Aurimas, ta prasme, tai yra tiesiog technika kvėpavimo aktyvaus ir labai gerai su mano metodika sulimpa. Nes yra žmonių, matai, kurie nenori, pavyzdžiui, pasakot, nenori čia prie visų. Tada aš užduodu biškį tokią temą, tau, žinai, turiu ten užduotėlių, namiokų, kas ir kaip, o tada tu eini kvėpuoti ir pats savo ten sudylinė. Nu, kaip tu nori. Taip, nenori skustis, nenori kreiptis, nu tai prašau, pakvėpuok. Pati darai tą? Taip. Jo? Mėgstu labai. Jausmas toks, kad esi kaip po savaitės poilsio. Nu, žinai, toks atsigavęs. Jeigu aš turiu tokių galimybių, kodėl nenaudoti? Aš iš esmės pakviečiau juos į savo žinai, kaip buvo, mane pakvietė į pasimatymą į rebefingą, pagalvojau, kad man patiks. Man patiko. Daugiau į pasimatymą ten nevaikščiom, bet atėjau į treniruotis ir sakau, panos, kaip gerai, jūs privalote išbandyti, čia toks dalykas. Nu, tai mėnesį joms taip skatinau, niekas nenuėjo, galvoju, jeigu jūs neina, tai aš pati jums pakviesiu. Pakviečiau, bet pas mane gyvenime taip atsitinka, aš turiu tą tokį, žinai, stiprų vizualizacijos gebėjimų. Na ir iš karto atsirado netyčia Aurimas, kuris atėjo ten kažko, sakau, o, davai, tu man darysi. Ir mes va taip sulipom ir darom dabar. Tai sektą darot? Taip. Sektą, O čia mano pavadinimas. Taip, nes aš girdėjau, kai tu čia tą video padarei, pirmą tu ten kažką minėjai pradžioje, kad... Mes juokais, ne juokais, pasivadinom Braškių sektą. Braškių sektą. O kodėl Braškių? Nu, nes aš kreipiausi dažniausiai, tai Braškis, taip, nu, žinai, ir sektą. Nu, kodėl sektą? O kodėl nesekta, ne? Kodėl nes... Ir kodėl aš Kad ne? labai panašu. Taip, ir kodėl aš ne? Motyvuoju, liepiu, kaip elgtis, žinai, visi ateina, visiems skauda ir moka pinigus. Nu, ta prasme, sekta. Nu, sekta, jo. Nu. Bet, žinai, jeigu tu padedi panelėm gražiai jaustis ir dar gražią apvalę šikną po to turi. Bet žinai, kodėl manęs... Vyrai būna 2 rūšių pas mus, būdavo, tu priminiai senus laikus. Aš arba gaudavau nuo vyrų šampano, kad mano pana, žinai, nu, nuotaika geresnė, visą kitą ten, kitokias technikas dar darom, nu, karočiui, viskas pagerėjo. Tai va. Arba manęs neapkenčia vyrai. Ja? Taip. Per sudėtinga? Ar per daug emocijos? Žinai dėl ko? A. Nes aš skatinu moteris būti laisvas, drąsias ir visą kitą. Ir tada ateini ir maždaug, ir vyrai, kurie žino, kad jie blogai elgėsi su savo moterim, jie jaučia grėsmę, kad aš čia primokinsiu, žinai, blogų dalykų. Ir ateis jinai namo ir sakys, nenoriu. Bet ar tu mokini moteris būti viena ir individualistėm? Ne. Ar būti su šeima? Nei to. Aš tikrai nesu tas žmogus, kuris galėtų išmokyti, kaip šeimoje būti, nes aš, nu, neturiu čia mano minusas toksai. Nežinau, kaip tai padaryti, pati dar mokausi ir tikiuosi, kad turėsiu santykius gražius, kad dabar jau pribrendau tokiems, žinai, gražiems santykiams. O gal ne, gal vėl bus santykiai ir vėl permes ir vėl bus, noriu, žinai, gyvenimo dugnas. 3, 5, 6. Ne, aš dabar jau taip nereaguoju, aš dabar jau paprašiau. Matai, buvo dugnas, nes tai buvo siekiamybė. Ta prasme, aš verta, jeigu aš turiu šeimą, aš normali moteris. Dabar man taip nėra. Aš dabar žinau, kad aš pati savo viena viską galiu. Nu, sekso nelabai gali. Galiu ir viena.
Su plastikais, ne, nu aš suprantu, bet su Ne, plastikais šitokia populiari, žinai, irgi dėl to tema. sakau, aš nesu iš tų, kurie tiek- sako, tipo, aš nenoriu, man nereikalingi vyrai, man reikalingi Tiek yra vyrai. energija, kurią tu Taip. negali gauti be vyro Taip. ir lygiai taip pat, kai vyrai negali be moters. Ir tai yra, sakau, baime būti kontakte. Man tai yra apie tai, supranti, kai reikia, kad aš nenoriu, man geriau ten pačiai su savimi, aš noriu. Aš suprant. Nu, Okay. dar vaikiuks namie sėdi, tai ten irgi sunkiau, ne? Nežinau, man viskas lengva. O kartu gyvenat? Taip. Bet labai geri santykiai su buvusiu vakarieniavom praeitą. Prieš kelias dienas kartu visi, žinai. Dabar jis pastėti leidžia laiką. Ja? Tai dėl to tikrai džiaugiuosi. Jeigu man pasakytų, kai buvo skyrybos, kad tai bus, aš nepatikėčiau. Tai irgi yra didžiulis darbas, kad mes sugebėjom ir jis ir aš. Draugiškai? Draugiškai. Dabar sakau, vakarienę valgėm. Jo. Ta prasme, žinai. Kartu gaminom, net galima sakyti. Ir vaikas patenkintas. Ir kartu mėgom, ir galvom susimesim. Ne. Ta prasme, labai aišku, kad mes esam tėvai šito vaiko, geri tėvai šito vaiko. Bet gyvenat ne kartu. Ne kartu. Mano Aš vyras suprantu. buvęs turi jau šeimą, žmoną, ta prasme, ir aš tai gerbiu, aš džiaugiuosi. Žmona nieko prieš, kad ten jisai su tavim sėdi. Aš nežinau. Vau. Nu. Čia jos problemos, jeigu Nu jo. turi kažką prieš. Tai susitinki daug su moterim, ką aš šneka apie vyrus. Taip, 3 didžiausias problemos, kurias girdi pastoviai. Mes taip nežinau. Vad visiems atrodo, kad tipo moteris susitinka ir tipo skundžiasi vyrais. Nebūtinai skundžias, bet ar gyrė bent kažkada? Irgi nedažnai, irgi niekad. Ne, visai. Va čia irgi keista, kaip gali taip susitikti ir niekad, negirti, žinai. Bet matai, tame ir esmė, aš taip tikiu, kad jeigu moteris būtų laiminga, jinai natūraliai būtų dėkinga. Tiesiog. Bet vis tiek, ar jinai šnekėtų, ar tai jinai grupiai. Visko nepatenkinta. Ir nesvarbu, ką tas vyras daro ar nedaro. Ir tai yra jau jos problema. Bet tai sakau, gal pradžioje jums reikėtų irgi kartais susitikti ir sakyti, pašnekam kažką gerą šiandien apie vyrukus. Neįdomu bus susitikinėti. Niekas nebeis įsės. Arba pavydas bus, žinai. Tarp draugų. Čia kažkaip įdomi, nes vyrukai šnekas, gyra savo žmonas ir visą kitą. Dažniausiai žinai dėl ko, man atrodo, bet gal tu paneigsi. Manau, pati geriausia. Iš ego pusės, tai susitinki su vienu, mano žmona tokia, ją įrašinė anksčiau Valančiūnas, ten ar dar kas nors Valančiūnas. Bet man atrodo, bet vis tiek geriau yra jau tada. O moteris yra kuklesnės, jos turi pasakyti, blogai, ir to nepadaro, ir to nepadaro. Tai vyrai irgi gali pirmą ras, ko nepatenkinti, žinai, neišvalo, neduoda ir panašiai. Ne, kaip aš šitą nekenčiau. Ko? Kai vyrai. O pačios? Ne, būtent, žinai, kai vertina moterį pagal tai, ką išvalo ar neišvalo. O kai vyrus vertina irgi pagal... Tai sakau, dėl to mes čia Tai reikia girti vieni kitus. Reikia būti savo draugų viduje, jeigu man bet ir girti vienu kitus. Bet aš tada galiu tau supranti, man negaila tau gero. Bet jeigu 3 sėdi 4 moteris, 3 dalinasi ant kiek viskas blogai, ta viena turi įsiterpti, bent vieną, kad sakyti, kad, o gal yra kažko gero. Tai čia jau priklauso, kokie tavo draugai, žinai. Bet aš žinai iš tos pusės kitos, tu sakai, aš iš kitos žiūriu pusės truputį. Jeigu aš savo viską draudžiu, man nieko negalima, žinai, ir matau draugę, kuri čia viską savo leidžia, aš irgi ant jos pyksiu. Tai aš turiu tada fainagi būti ta auka tokia. O man, tai čia ir vyras kaltas ir taip toliau. Tai dėl to sakau, kad pirmas darbas turi vykti su savim. Nebūtų auka. Taip, nebūtų auka, neturėti savo gailesčio. Bet žinot, kad tu girti. Kaip aš galiu girti, jeigu man skauda? Tai atras tą vieną prieš, supranti? Kaip tu padarysi? O kaip vaiką, o kaip tu vaiką? Aš tau surišiu kojas ir sakysiu, bėk. Davai. Ne tas pats. Pavyzdžiui, tugi irgi gali, pavyzdžiui, kai šneki apie sūnų, kuris irgi vaikas, berniukas, bus vyras, yra vyras, nesvarbu, bet turiu omeny, tu irgi gali apie jį šnekėti vien tik tai blogai. Bet kai susitinkat ir šnekat apie, pavyzdžiui, sūnus, moteris dažnai mėgsta pagirti. Mano ten, žinai, gauna 10, mano ten krepšininkas. Nes tai irgi yra ego patvirtinimas. Aš gera mama, žiūrėk. Aš suprantu, bet aš manau, kad galima to pačiu principu ir apie vyrus ir panašiai. Žinai, tu man dabar minti tokia dvi. Man mama, žinai, kaip sakydavo visada, aš tave giriu.
kai tu nematai, draugiam. Nu tai va. Ir man dėl to pikta yra. Tu man girk mane. Nu, aš suprantu. Žinai. O gal meluoja, O kas man iš to, kad tu draugiam sakai? Ką reikia vyram padaryti, kad jūs susitiktumėt ir vien tik gerai šnekėtumėt apie mus? Girtumėt, kad galėtumėt, vat mano ten pinigų ir statuso duoda tai, ne? Kad vat pana ateina, pas mane ten turtingas turi verslą, ar mano ten dirba, nežinau, politikas. Ar ten, žinai. Nu, mano draugės kitokios, nežinau. Ką Jo? pasakyti. Tai o ko trūksta mano vyrukam? Aš manau... Kodėl tu viena? Kodėl aš nežinau. Parašykit, prašau, komentaruose, kodėl niekas manęs nenori. Nu, va, jo. Kodėl tu Jo, viena? jo. Ar tu nenori visų? Aš visų nenoriu. Okay, Man tik tai gerų reikia. Gerų, nu. Tai va. Gerų nedaug. Nu, ta prasme... Oi, kodėl manęs nenori, pasakyk man. Tu vyras, tu su manim bendrauji dabar, nu. Nu, o aš tai net nežinau, kodėl tu jas nenori. Ir aš nežinau. Tai gal tu nenori? Nes panos dažnai, moteris dažnai neprisileidžia. Nu, sakai apie bloką, šneki fizinis blokas, verbalus blokas, emocinis blokas, susitinki. Man žinai. asmeniškai galbūt yra toksai pirmas, žinai, atgrasus žingsnis, kai aš suprantu, kad tai yra natūralu, nu, tipo viskas su to okei, bet atrodo, kad tave vertina tik tai pagal seksualinius kažkokius ten, tipo seksį, nori, nenori, nu, jeigu taip. Ir man tai yra iš karto nusivylimas. Nors, Kodėl? nu, nes, O moteris irgi vertina taip pat. nu, vertina, bet man, kai mane Seksį, tai vertina, aš kažkaip nusivyliu žmogau. Tai jeigu tau pasako, tu atrodai seksi šiandien, tu tai imi Nu, jeigu kaip pirmam nekomplimentą. pasimatėm, aš tokia, tipo, Nu, aš suprantu, jo, aš suprantu, gal priklauso nuo... nu, ta prasme, čia yra sudėtingas dalykas. Aš noriu gerą sekso, nu tikrai. Ir Aha. noriu su pastoviu partneriu, kad tas būtų gilus, įdomus lytinis gyvenimas. Iki širdies, kaip sako, ne? Jo. Tai visas nori, ne? Taip, Panašiai. Nu, tikriausiai, ką Bet po to gauni šitą ir sakai, sako, ble, be Nu, tai pinigų, negauni. išpasi gerai, bet be pinigų. Nežinau, nebuvo tai. Mm. Aš, pavyzdžiui, susituokau su vyru, ne, su savo Votex, tai jis buvo vairuotojas, nu, kurjeris kažkokiai kompanijai. O išsiskiriau su turtingu vyru, sėkmingu. Ir jis yra dabar dar turtingesnis ir sėkmingas. Aš noriu tokius, nu, tipo, vardant, kaip čia pasakyti, vardant pinigų turėti va taip, kaip buvo, ne? Nu supratau. Nu, va taip yra. Dėl to aš ir noriu pati užsidirbti ir tai yra irgi laisvė. Bet aš Be noriu abejo. partnerio, aš noriu stipraus žmogaus, bet aš nenoriu, kad jis būtų kažkaip valdingas. Aš nenoriu, kad manęs vertintų pagal tai, kaip aš indus plaunu. Nu, what the fuck, aš turiu kitokių savybių, žinai. Bet mes gyvertinam pagal viską ir tu vertini Taip. pagal viską. Ta prasme, man tai, žinai, svarbu, kaip plauna indus, nes gali būti, kad aš žinau geriau. O kodėl aš žinau geriau, nes dirbau tos, žinai, valgyklose. Tai padaryk tai, Ai, bet ne, bet aš- nevertink manęs, supranti? Kodėl ne? Nu, kai jeigu tu ateini ir tu tokia, blet, tu lieva, tu blogai ten tvarkai namus. Kas čia blogo? Man žaidimas. Nu, ble, bet jeigu blogai tvarkai namus, tai ką man Nu, pagirti? tai paimk tvarkytoją namų. Aš kitus dalykus moku daryti gerai. Pavyzdžiui. Nu, tada eina, žinai, gerai, tai va, Nu, aš noriu, kad mane vertintų pagal tai, kad... pagal na, tavo nežinau, stipriasias. Taip. O kodėl ne pagal silpnasias irgi? Nes vyrai irgi turi stiprių dalykų. Aš, Ne, nu, pavyzdžiui, gerai. galiu vairuoti mašiną visą Nu. dieną, bet gal pavairuoti tave sunkiau, žinai. Nežinau, čia dalyką klausiu. Aš turiu omeny- nenoriu, kad mane vertintų pagal tai, kas man yra nesmagu daryti. Nu, tipo, aš nemėgstu šito daryti. Ir jeigu tu tai vertini kaip mano savybę, Aš suprantu. eik. Eik nafai, ne? Jo. Aišku, bet aš, pavyzdžiui, asmeniškai, aš vertinu viską. Jeigu tai jau darai, tai darai gerai. Žinai, kaip yra, jeigu tau žmogus jau netinka, tai erzina Tai viskas. kaip jis- bet erzina ir vertina ne tas pats. Jeigu man atneša žmona kažkokį žinai, kažkas negražiai lėkštė atrodo valgys neskaniai, tai ašgi galiu pasakyti, kad kažkas Gali. atrodo, ar kad neskanu. žinai. Taip, gali. Panašiai. Ar Bet kad mandagiai, indai o blogai nevertinti suplauti. ją pagal Ne, tai indai blogai suplauti. Čia gyvertinimas.
Ne jos, o veiksmo, supranti. Nu, šiandien brangioje tu kažkaip nepasistengia ir blogai išplovė indų. Žiūrėk, čia dėmė lyg. Žinai, kaip sako, aš esu, vat, kadangi Gal tu dirbau blogai jauteisi, žinai, Nu, va, gal sakau, tau PMS. Aš tai galbūt, jo, bet per PMS irgi turėjau merginų, kurios buvo laimingesnės nei... Aš ne apie tai, kad, nu, yra skirtumas, kad tu eini pas draugus ir sakai, blėt, šita karočią nemoka indų plauti. Va čia vertinimas. O moteris naina ir sako, Na. blėt, mano vyras nemoka išsiplauti savo triusikų. Mhm. Irgi taip yra. Taigi bet- viską moka, jeigu reikia. Viską galima susitart. Jo, bet galima ir viską daryti geriau, žinai, aš apie tai sakau, žinai, Tai kad gali... susimušiau. Aha, nu, dėl buiteko, Jo, ne? matai, va, tai kaip, Nu, buitekas kodėl aš svarbu. neturiu vyro? Ne, nu tai ne dėl to, nemanau, kad dėl to. Aš manau, kad jau taip. Taigi viskas normaliai pas tave būti. Nežinau. Tai išrankiai galais, nenori gandono. Nenoriu. Nu. Nenoriu. Tarp kitko, sportavai, tai turim dovanų, jo, nuo davai. humanperformance.lt, Mhm. tai jie remia šitą projektą, iš tikrųjų dėl jų yra įmanoma. Tai vat, tau dovanoja proteino, nežinau, ar vis dar vartoja ar ne, kai sportuoji. Vartoju, žinok, ir turiu labai fainų rekomendacijų, kaip juos vartoti. Nu, tarsi, aš ne už tai, kad va, tai va, plaktis ir gert kaip maistą, bet, pavyzdžiui, tai yra labai geras būdas įdėti į košę, į dar kažkur, kad Į blynus. į blynus, į košę, kad patiekalas taptų baltyminius, nes tai svarbu hormonams, gliukozėje, apykaitai, insulinui ir taip toliau. Ir tai lengvų būdų padarai patiekalą skanų. Nu, čia jau viskas, žinai, subalansuotas skonis ten. Tai Gerai, labai idėja. ačiū. Aš anksčiau, seniau kažkada mačiau blynus, kad daro su proteino šeikais, bet niekada pats nepabandžiau. Nu, blynų nelabai. Aš tai avižinio košę dedu tiesiog šaukštelį. Na, vat aš ir nevalgau arba į košę. jogurtą ir jinai tampa kokia Jo? nors, kokia čia yra, vanilinė. Žinai. Nu, tai va, galėsi vanilinių blynų. Tai čia su dovana pataikai. Jau girsiu draugiau. Nu, čia Sakysiu, va, bent vienas vyras. pataikė, ne? Jo. Nu, Nu, tai kiek man mažai lygiai. pradedam nuo proteinų, jo. Nu, ačiū labai, Iveta, kad atvarai, Ačiū buvo tau. labai malonu pasišnekėti, tai ačiū tau. Gal nori pasakyti paskutinę žinutę? Paskutinį žodį. Paskutinį žodį. Nu, gal ne paskutinį. Apie ką man pasakyti čia? Padėk. Gal ką nors motyvacinio? Taip. Tu esi užtektinai geras, gera, kad gyvent šiandien. Finito!